Taigi sveiki, kalbėsime apie tai, kodėl vis daugiau įmonių renkasi taip vadinamą 3PL arba angliškai Third Party Logistics, lietuviškai tai skambėtų trečiųjų šalių logistikos modelis, kai logistikos procesai perduodami išoriniam partneriui, o įmonės gali tiesiog koncentruotis į savo pagrindinę veiklą. Ir mano pašnekovai šiandien yra Andrius Montrimas, įmonės Morek vadovas, kuris jau beveik 2 metus dirba pagal 3PL modelį, ir Gintautas Čečys, įmonės V3L vadovas. Tai įmonė, kuri teikia logistikos paslaugas įvairių sektorių verslams Lietuvoje ir užsienyje. Sveiki. Labas, Lina. Sveiki, labas vakaras. Kalbėsime apie tai, kaip atrodo kelias nuo savos logistikos prie išorinio partnerio, kokio abejonių galbūt kyla, kokie pokyčiai vyksta įmonės viduje, ir kokią realią vertę atneša būtent toksai sprendimas. Andriau, gal pradėkime mes šiandien nuo jūsų. Kas yra Morek? Visų pirma, kuo jūs užsiemat? Koks jūsų klientas? Morek yra tarptautinė kompanija, kuri buvo įkurta 2004 metais Estijoje ir nuo 2007 metų pradžios įkurta Lietuvoje. Tai šiai dienai mes esame išsiplėtę per faktiškai 10 šalių Europos šalyse, plus užsiimam eksportu po visą Europą ir ne tik. Prieš tai, kaip minėjot, prieš 2 metus mes turėjom savo sandėlį, savo sandėlininką ir tvarkomės savo jėgomis, kaip sakant. Ar vienas žmogus, jeigu jisai susirga, tada kažkas turi pavaduoti. Ir ilgainiui sprendėm, ką daryti, jeigu atsitiks kažkokių tai nenumatytų atvejų. Plus mūsų Estai, kurie yra pagrindiniai, ėjo to keliu jau prieš 5 metus pradėjo eiti ir po truputį keitėsi, reiškia, iš to esamo sandėlininko ir esamo sandėlio valdymo į 3PL paslaugą. Ir suradote Gintautą. Gintautoje, ką jūsgi darote, kokia jūsų darbo erdvė yra ir specifika? Jo, tai kaip ir įvadė pasakėt, mes esam trečiųjų šalių logistikos paslaugos tiekėjas. Veikiam Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Estų kapitalo V3L yra. Jo, mūsų darbas iš tikrųjų atliepti klientų kaip Morek, kaip Andriaus poreikius, kuomet jie užsiima savo darbais, tai yra prekiauja, galbūt gamina, o mes užsiimam tuo galvos skausmu, kuris vadinasi logistika. Tai yra sandėliuojam, priimam prekes, atrenkam užsakymus, pristatom Lietuvoje, Baltijos šalyse. Papildomos vertės paslaugas įvairias darom, tai apie jas irgi galėsim pakalbėti plačiau. Bet šiaip tai yra, mūsų darbas yra nuimti galvos skausmo, logistikos, kuris nėra tiesioginis kliento verslas, nuimti tą galvos skausmo, kad klientui liktų daugiau energijos ir dėmesio aptarnauti savo klientus, kurti savo produktus, prekiauti, o mes jau pristatysim tai, ką jie sutarė. Jūs ilgai versle esate, tikrai matote visą kitimą, evoliuciją. Gintautai, ką sakai, ar mes matome šiandieninėje rinkoje, kad tas principas, kiekvienas turi daryti tai, ką moka geriausiai ir palikti to, ko nenori tam, kas tą darytų geriau, ar šitas principas ir filosofija jau yra plačiai paplitusi Lietuvoje? Kaip jūs manote? Aš pats 3PL versle esu turbūt nuo 2007 metų grubiai, kada pradėjau čia. Tai pirmieji klientai buvo tik tai tarptautinės kompanijos, kurios jau tokį principų dirbo kažkur kitur Europoje, pasaulyje ir taip toliau. Su vietiniais verslais, ypač mažesniais verslais, tas atiduoti kažkam savo logistiką, savo prekes, patikėti, tai atrodė kaip, nežinau, lengviau ten išsiplėšti savo, nežinau, ten plaučius kažkam atiduoti, atrodo, nes čia yra siaubas. Ir tas pasipriešinimas, kad kaip tai įmanoma, panašiai gal čia tas mūsų lietuviškas, kad žinai, mano būstas, mano bulvės, mano, kaip sakyt, žemė ir aš niekam netiduosiu. Tai tas tikrai buvo. Dabar aš galvoju, jo, po truputėlį keičiasi. Labai lėtai iš tikrųjų, ir jeigu pasižiūrėt, palyginti netgi su ta pačia Estija, taip skaičių nepasakysiu, neturiu, bet taip intuityviai, vis tiek Lietuvoje yra daugiau dar įmonių, kurios vis dar turi savo verslą, bet kada jie pradeda skaičiuoti, kad iš tikrųjų, tas sandėlys, kuris galbūt yra paveldėtas nuo, nežinau, tarybinių laikų, ten užpajus įsigytas, parenovuotas, jis kainuoja, nors aš gal tiesiogiai tų kaštų ir nejaučiu. Bet jeigu aš jį parduočiau arba išnuomočiau, tai gaučiau pajamas. Jeigu pradeda tai skaičiuoti, tai yra vienas dalykas finansinis, kitas dalykas, kas yra labai svarbu, kai žmonės pradeda vertinti savo laiką. Kad nežinau, ir Andriau, nežinau, gal įdomu būtų išgirsti tavo tą nuomonę, kai turėjot savo sandėlį, tai buvo vienas sandėlininkas, berods Antanas, jeigu gerai prisimenu. Taip. Jo.
Tai vat, ar tik tai Antanas dirbo, ar kartais reikdavo ir Andriui, ar kažkokiam pardavimų vadybininkui, ir tam žmogui nubėgti ir kartais jį padėti ir visa kita. Tai iš linkiu, kada pradėjau to skaičiuoti dalykus, supranti, kad gal aš visgi geriau savo verslą darysiu. Tai man atrodo, po truputėlį keičiasi, bet labai lėtai. Andriu, tai vat jūsų replikos labai norėjau. Jo, tai sutiksiu iš tikrųjų, kad kartais būdavo ir tokie pikai užsakymų, tai iki šiol būna, jie yra kasdien faktiškai. Tai Antanas tikrai vienas nesusitvarko, mūsų sandėlininkas, tada prašo pagalbos, kartais netgi 2 ar 3 vadybininkai tuo metu turi ateiti, pavaduoti, dėlioti, kai nėra jų pagrindinis darbas, jie gali įvelti klaidų, atsakingas vėl kaip ir vienintelis sandėlininkas, už tai yra daug tokių papildomų problemų, kurios susikuria. Ir va, kaip Gintautas ir minėjo, aš pats jau sandėlį pakavau ir atrodė, kas tai yra. Čia liktai atrodo ne problema, bet kai mes pradėjom dirbti su Vietrail, tai visiškai pasikeitė matymas, mes dirbam ir stengiamės dirbti tiesiai su klientu, atliepti jų lūkesčius, parduoti, o visais kitais dalykais, sandėlio klausimais užsiima Vietrail mūsų partneriai. Dar tikriausiai sezoniškumas prisideda atostogos, įvairios ligos, be abejo. Nes ponas Antanas vis tiek jisai tikriausiai norėjo išeiti ir atostogų ir būdavo, kad ir susirga, tai tikriausiai tas irgi buvo motyvas keisti veiklos modelį ir būtent imti išorės partnerius. Bet Andriau, sakykit, kada buvo tas momentas, lūžio momentas, kada pasakėt viskas gana keičiam šitą strategiją ir ieškomės partnerio iš išorės? Iš tikrųjų, tas momentas atėjo vėlgi iš mūsų savininkų, estų, jau tokio kaip ir nurodymo. Nes jie pirmieji pabandė, ar ne? Jie pirmieji pabandė, vėliau, reiškia, Lenkai tą patį savo sandėlį padarė, čekai ir mes buvom tokie paskutiniai, kurie nenorėjom šito daryti. Užsispyrė lietuviai. Apie ką aš ir kalbėjau. Taip, bet iš tikrųjų labai, ką mes padarėm pačioj pradžioj, kaip mes atrinkinėjom savo 3PL partnerius. Tai irgi atvažiavo specialistas iš Estijos, kuris jau buvo ne kartą tuos sandėlius, reiškia visą sistemą dėliojo iš anksto, apsiklausė, kur yra pagrindiniai, kur pliusai, kur minusai. Ir mes pasirinkom Vietrail, kadangi pas juos buvo tiek lankstumas, tiek kainų politika teisinga, tiek mūsų poreikius, faktiškai, 98, man atrodo, ar 95 įvertis buvo pagal tą lentelę. Tai vieni ten 60, kiti 70, pas juos apie 95-28, jeigu aš teisingai pamenu, tai labiausiai tiko. Gaila to nežinojau, bet jums aukštesnę kainą pasiūlyti. Ne, vėl vadinta, tai dar galima gitarą. Išsikalbėsim. Ir dar gal norėčiau papildyti, kad vienas dalykas tai yra standartinės prekės, kurias mes atvežam, jie išsiunčia, bet yra sudėtinės prekės, kur atvažiuoja atskirom dalim, jie turi sudėti vieną komplektą ir jie papildomą paslaugą irgi atlieka. Šitą už papildomą, aišku, susidėliotą mokestį, bet tai yra mums irgi žymiai paprastina visą vidinę procedūrą, kadangi, kaip kalbėjom, Antanas sandėlininkas vienas turėjo pats surinkinėti, pats susukinėti, sudėlioti, dar laikui imlus procesas, kurį jie atlieka su savo papildomų resursus, pasikviečia ir pasidaro, reiškia, pagal galimybės. Bet žiūrėkit, čia yra ganėtinai toksai didelis pokytis įmonės veikloje, kai tu tiesiog perdėlioji visą savo strategiją, ar ne? Ir vienas iš momentų tai yra rizikos, tas kontrolės, toks kaip ir praradimas, ar ne, atidavimas kitiems tavo tai, iš ko tu verslą darai, ar ne? Kaip su šituo susitaikėte ir kaip jūs visas tas rizikas įvertinote? Iš pradžių buvo daug skeptiškų kolegų, nedaug, bet tarkim keli. Tas pats Antanas, jis neįsivaizdavo, kaip susitvarkys, bet po kelių mėnesių mes pamatėm, kaip jie tvarkosi ir kad sudėlioja tam tikrus procesus, ar ten kokių lipdukų atspausdinimą, ar kaip sudedam vienas prekės su kitom kartu, pakavimo klausimus sudėliojam. Pas juos žymiai yra daugiau galimybių, kadangi jie aptarnauja ne tik mus, bet labai daug įmonių. Ir tuo pačiu mums viskas buvo supaprastinta, paruošta ir mes tai priėmėm kaip didelį pliusą. Čia kaip kompetencija atsiranda ir profesionalumas. Pildomi. Gintautai, su kokiamis baimėmis, su kokiamis nugastavimais jūs susidurėte, kai kalbate su potencialiais savo klientais, kurie galbūt irgi galvoja, kad atiduos sandėliavimą į jūsų rankas? Iš tikrųjų galvoju, kokios tos pagrindinės baimės. Viena tai turbūt pagrindinė, kad
jeigu tai paim tokią citatą, tai kad mūsų verslas toks specifiškas, kad jūs tikrai to nesugebėsit padaryti. Mes darom tą ir aną, ir ten pakuojam, ir siunčiam, ir žodžiu, ir daug išimčių, neišimčių. Tai byloja kartais apie tai, kad verslai, su kuriais mes kalbame apie tą logistikos atsisakymą, gal jie patys sprendimų priėmėjai ne iki galo žino tų procesų ir tie procesai įmonė yra kartais kaip juodoji skylė. Nekalbu apie Morek, ta prasme, ten vėlgi tarptautinė įmonė yra kitaip, bet yra tokių baimių, kad tu nesusitvarkysi, bet tas ateina iš savo vidinės baimės, kad gal patys nežino, kas ten vyksta, kokie ten tie procesai. Gal jiems atrodo, kad jie gerai išsprendė tą klausimą, bet jie net nežino, kokių yra sprendimo galimybių, kai Vietrail turi labai daug klientų ir daug savo sprendimų išdėlioja per dešimtmečiais istorijoje ir į ateitį ir taip toliau. Tai va čia yra tas esminis momentas ir ta didžioji baimė, kad jeigu mes nesusitvarkėm kaip specialistai tam tikrų elektrotechnikos prekių per ten 10-metį arba jau mes toj 20 metų turėsim Lietuvoje, tai kaip naujas partneris, kuris net neįsivaizduoja prekių, specifikų, kažkokių tai dalykų, pakavimo priedų, kaip jie tai galės padaryti. Bet kadangi jie dirba grinai toj sferoje ir jie ekspertai yra, tai jie padaro žymiai geriau negu tas Taip, nes jūsgi ne logistikos kompanija. Čia tikrai, nes čia yra prekių specifika ir kurią tikrai reikia atsižvelgti ir, sakykime, starto metu tas pats mūsų minėtas Antanas išė pas mus šitam sandėly, pagyveno savaitę kitą, kol mes kartu išsinagrinėjom procesus. Taip, bet tada ateina mūsų kompetencijos. Į IT mes turim tikrai pažangės modernės sistemos, į kurias kiekvieną mėnesį investuojam didelius pinigus, vis ieškodami tos papildomos sekundės, ką mes galim patobulinti, kaip padaryti, kad tai būtų skaidru, kaip mes galim kameras, ne tas, kurias mus filmuoja, bet kurios stebi procesus, sujungti su sandėlio valdymo sistema, su skeneriais ir kad mes galėtumėm atsekti. Ir, sakykime, tos klaidos, kurios galbūt klientai, sako žmogiškos, pas mus jos irgi žmogiškos, bet mes galim atsekti įvykius mėnesį atgal iki konkrečiai kas, kur, kaip įvyko, nes mes turime IT sistemas. Verslas mažesnis, kuris turi galbūt nebūtinai vieną, gal ir 10 žmonių sandėlį ar 20 dirbančių, ne visą laiką gali ir tai nerentabilu investuoti didelius pinigus tam, kad turėtų IT sistemas. Mes turim virš 90 000 kvadratinių metrų sandėlių Baltijos šalyse ir mes galim tikrai daug investuoti į IT technologijas, į procesus ir atsekamumą. Ir čia dar šiek tiek pasakysiu irgi iš mūsų istorijos, kad prieš kokius 3-4 metus, kai dingo prekės ir klientas pasakė, kad jis negavo tų prekių, mes sakėm, tikrai išsiuntė. Ir mes viduje netgi darėm tokį auditą, 3-4 žmonės ir sandėlininkas ir kiti, kurie matė, ar tikrai matėt, nes prekių vertė buvo virš 10 000 eurų. Bet klientas sako, jis negavo. Tai tada mes rimtai sprendėm, ar investuoti į kamerą, kokio tipo kamerą, ar tai HD kamera, kad matytųsi taip toliau ir kokiam aukštė. Bet po to nusprendėm, kad mes nesam specialistai šito dalyko. Ir ten, kur mes nuomavomės, ten patalpų nuomininkai nesiūlė. Galų gale, ką tik Gintautas papasakojo, jie turi tą viską išsprendę. Tai yra gerai. Gerai, nusprendėt, pasirinkot, kriterijai aiškus, kompetencija, žinios, platus spektras paslaugų, kokybė. Prisiminkim tą perėjimo visą kelią. Kokie dar iššūkiai buvo pereinant prie to modelio, Andriau? Kaip komanda priėmė šitą pokytį? Tai aš sakyčiau, gal 2 pagrindiniai iššūkiai buvo. Tai vienas dalykas, kad kaip atstovai iš Vietrail, kaip sandėlininkai, tas pats Gintautas, apsilankytų mūsų sandėlį, arba ten kiti kolegos apsilankytų mūsų sandėlį ir pamatytų, kas tai yra mūsų prekės, nes kiekviena įmonė turi skirtingą specifiką, skirtingus pakavimo dydžius, kiekius ir taip toliau. Tai įsivertinti tą pirminį, kad jie pamatytų, kurie galėtų geriausiai įsikurti pas save, įkurdinti mūsų prekės. Čia vienas momentas, kitas momentas tai yra tos vadinamos apskaitos arba ERP sistemos sujungimas tarpusavį, aprišimas. Tai yra, kad jeigu mes kažkokį padarė veiksmą, jie savo sistemą mato analoginį veiksmą arba tam tikrą aprišimą, kad jų sistema kalbėtųsi su mūsų sistema automatiškai. Šitas žingsnis yra labai svarbus, kad veiktų ne kažkokiu tai Excelio principų siuntinėjimo ir e-mailus ar dar kažko, bet kad tas viskas būtų skaitmenizuota, automatizuota ir sudraugautų teisingai. Ir tą mes darėm gal kokius 2-3 mėnesius tikriausiai, aš sakyčiau, kol galų gale viskas pradėjo veikti ir mes buvom pasiruošę jau fiziškai judėti priekį. Gintautai, kaip jūs užtikrinate tą sklandų perėjimą?
Jo, tai mes tų perėjimų ir klientų iš tikrųjų dabar turim virš 100 ir su kiekvienu ateinančiu klientu mes turim tam tikrą, kaip sakyti, projektą, tam tikrą veiksmų seką, ką turim padaryti, tai nuo to, ką Andrius minė apie vizitus klientų sandėlį, kad kartais tu gali labai teoriškai įsivaizduoti, bet pamatęs fiziškai, čia yra nestandartinių prekių, kažkokių tai nestandartinių išmatavimų, mažų, smulkių ir jas reikia vis tiek pačiupinėti. Tai turim komandą, projekto valdymo komandą, turim IT komandą, šiaip tai perėjimo procesai jie yra atidirbti ir jie iš tikrųjų yra paprastesni, negu kartais galima įsivaizduoti, nes mes tai darom, vien Lietuvoje, sakykime, tai būna vis tiek per metus, yra kokie 4-5 nauji klientai, kurie ateinantys, plus mes turim kolegas Latvijoje, Estijoje. Tai standartizuoti procesai. Klientai kokias klaidas daro, kurias jūs galbūt norėtumėte akcentuoti ir ateičiai tiesiog, kad visi įsivertintų? Pagrindinis, matyt, vis tiek kalbėjom apie tą procesų sudėtingumą, tai mes kalbam vis tiek apie pasitikėjimą. Ir jeigu iki bendradarbiavimo pradžios mes sukuriam pasitikėjimą, kad mes atveriam savo kortas, klientas atveria savo kortas ir kalbam apie visus atvejus, o ne vien tik tai, siekdami ten turėti kažkokias geresnės sąlygas, papasakoti tik tai gražiąją pusę. O tie dar visi ifai, jie atsiranda tik tai vėliau. Ir mes, jeigu apie juos sužinom tik vėliau, tada iš tikrųjų mes jau turim spręsti, jau kaip sakant, važiuodami taisyti tą mašiną. Jeigu mes atvirai turim pasitikėjimą ir dalinamės visais atvejais, testuojamės kartu, žiūrim, bendradarbiaujam, tai tada tas procesas bus sklandesnis. Kitaip sakant, gal reikėtų gerai pasiruošti. Taip. Ir reiškia, įmoniai, kurie ateis pas juos ir jiems žinoti jų lūkesčius ir norus ir taip toliau. Bet tikriausiai labai svarbu ištransliuoti, kad tu nesi tik tai vien minkštas ir pūkuotas, ar ne, ir kad šitas procesas nebus labai jau taip rožiam klotas. Bus visko, kaip aš suprantu, ir apie tai reikia, kaip jūs sakot, pasikalbėti, kad pasitikėjimas. Tikrai taip, ir su klientais yra, aišku, vėlgi ten skirtingų požiūrių ir jeigu bandom kartais prieš startą aprašyti visus gyvenimo atvejus ir viską įdėti sutartį, tai kartais taip niekada negali nestartuoti. Mes visą laiką pradėdami su klientais sakom, žiūrėkit, mes turim sutartį, bet mes niekur nedingstam. Mes esam jūsų partneriai, realiai mes esam svarbi jūsų verslo dalis. Ir mes kalbėsimės kartais startuodami su didesniu klientu, mes turim susitikimus kas savaitę, kur mes einam pagal punktus, ką padarėm gerai, ką blogai, ką koreguojam. Ir taip kas savaitę, kol tas procesas nusišlifuoja. Tai nereiškia, kad mes pasirašėm sutartį, pasidarėm integraciją ir jau nebesusitinkam. Tai iš tikrųjų tas darbas yra nuolatinis. Bet jeigu žiūrim toliau, tarkim, kaip mes ten jau po metų, 2-3, tas kontaktas tampa vis retesnis ir viskas vyksta jau automatiškai. Bet pradžioj tai to reikia indėlio iš abiejų pusių. Andriau, įvyko pokyčiai, viskas sustyguota, perėjimas puikus. Kaip pasikeitė jūsų klientų aptarnavimas ir pristatymo kokybė? Ar klientai jūsų pajuto, kad įvyko tie pokyčiai, kad kažkoks skirtumas yra? Apskritai, mums kaip elektrotechnikos atstovams arba elektros prekių gamyklos atstovams ir krovimo stotelių, mums svarbu stabilumas. Kalbu apie sandėlį, išsiuntimą ir gavimą klientų. Tai jeigu jie atsiuntė užsakymą, pavyzdžiui, 1 valandą arba 2 valandą, netgi kartais ir 3 valandą, tai mes galime jiems užtikrinti, kad jie gaus prekes kitą dieną. Čia yra mūsų tas stabilumas. Ko negalėdavom užtikrinti, kai mes turėjom savo sandėlį. Tada atsiunčia kas nors ten jau apie, 2-3 valandą, mes tada visi bėgam, lekiam, bandom padėti. Jeigu nespėjom, skambinam, kad negalim išsiųsti, vis tiek gausit dar vėliau ir taip toliau. Su Viatrail mes šitą išsisprendėm labai gerai. Ir kadangi jie turi tiek savo transportą veža, naktimis veža ir taip toliau, yra tam sprendimai įvairius. Tai šitoj vietoj mes turim tą stabilumą, kad jeigu atėjo užsakymas, mes jį laiku suvedėm, jisai tikrai bus pristatytas. Tai va čia yra tas mūsų toksai pliusas didysis. Gintautui didžiulė atsakomybė. Ir atsakomybė, aišku. Būna visko, kartais yra, ten per mėnesį gal nežinau, iš kelių šimtų siuntimų, ten, kad pavėlavo atsiųsti, arba kliento nebuvo tuo metu, ar kažkas tai tokio, tai čia natūralu, ir čia bet kokiam net kurjeriui gali tas atsitikti. Andriau, bet kai būna visko, kai jūs sakote, kas tada vyksta tarp partnerių? Jūs skambinat, Gintautui sakai, kas čia per velniava, kaip atsprendžiamos šios problemos? Tai standartiškai tai yra 1 kartą į mėnesį, arba aš dabar tiksliai net nepasakysiu,
tą procesus, nes ne aš juos kontroliuoju, bet yra siunčiama informacija, kad yra nepristatyta siunta, tada mūsų darbuotojai jau kalbasi su Vietrail atstovais ir aiškinasi, dėl ko, ar tai kliento kaltė, kad jo nebuvo, negalėjo priimti, ar tai kurjerio kaltė, ar kaip kažkas toks tai sprendimas. O šiaip yra gale mėnesio, yra bendras grafikas, bendras Excelis, kiek įvyko kažkokių netitikimų, nesklandumų ir mes tada apšnekam tiek viduje, tiek jeigu reikia, kreipiamės į Vietrail ir žiūrim. Jo, čia mes turim šiokį tokį išskirtinumą, lyginant save su konkurentais, tai kad mūsų siūlomas pasirinkimas klientui, aišku, jie gali pasirinkti kitaip, tai kad jeigu, tarkim, Moriko prekių mes nepristatėm gavėjui kažkokiam, tai gavėjas skambint turėtų jau nebe Morikui, o mes savo kiekvienos siuntos turim mūsų kokybės linijos telefoną ir mes tiesiai su gavėju išsisprendžiam. Kas nutiko, kaip nutiko, tam, kad vėlgi grįžtų prie mūsų tos pagrindinės misijos, tam, kad klientas galėtų dirbti savo darbą, nespręsti mūsų klaidas. Ir kartais, kaip Andrius ir minė, apie tas klaidas, kad jos įvyko, klientas sužino tik tai mėnesio pabaigoje, kada mes paruošėm kokybės ataskaitą. Štai išsiuntėm 100 užsakymų, buvo viena klaida dėl to. Mūsų kokybės įsipareigojimas, garantas yra 99%, užsakymų bus atrinkta ir pristatyta laiku tinkamos komplektacijos. Ir tai taupo labai daug laiko. Aš su kitais klientais kalbėjau, kurie, sakykime, didesnės įmonės, prekybinės, kurios prekiauja greitai judančiais produktais, turi, tarkim, 20 vadybininkų Lietuvoje. Tai atsiliepimai yra tokie, kad po to, kai pradėjo dirbti su mumis, vadybininkai jau, kaip sakyti, nebeturi tų, kaip sakyti, pasiteisinimų, kad aš čia sprendžiu problemas. Jie tik tai dirba savo darbą, o jeigu yra logistinės problemos, mes turim savo skambučių centrą, kur yra skambinama arba gali rašyti, gali yra ir tie jau su šiek tiek dirbtiniu intelektu gali pasikalbėti ir sužinot, kur jo siunta. Ir visą tą krūvį nuėmų nuo kliento. Ir iš tikrųjų, tik tai yra tas kartą į mėnesį Excelis, kuriame yra parašyta, kokios buvo problematikos ir jeigu mes matom, kad ten kažkas tai netinka, tendencijos kažkokios blogos, mes galim susėsti, pasikalbėti, ką mes ten galim pašlifuoti. Andriau, paspekuliuokim šiek tiek. Jeigu vis dėlto jūs nebūtumėt priėmę to sprendimo ir nebūtumėt ieškoję išorės logistikos partnerio, kaip jūs galvojate situacija jūsų versle, jūsų plėtroje? Kokia ji būtų? Ar būtumėt auganti įmonė šiandien? Kaip tik prieš susitikimą aš pasižiūrėjau, kad prieš 2 metus, kol mes turėjom savo sandėlį, mūsų apyvarta buvo apie 50% mažesnė. Faktiškai per šitos 2 metus mes išaugom apie 50%. Ką tai reiškia? Jeigu prieš tai tvarkėsi vienas Antanas, tai gal mes turėtume jau 3 Antanus arba 2,5 Antano bent jau, kad galėtų vienas kitą pavaduoti. Antanai labai užsiskais. Jo, tai čia tas momentas. Ir kitas dalykas, kad dar reikia ir patalpų. Tai va čia mes esam pririšti, mes turėjom, tarkim, ofiso patalpos kartu su sandėliu, bet tai turi būti pirmam aukšte, turėtų būti patogiai, privažiuoti transportui, taip toliau, vadybininkam parkuotis, bet tokių logiška kaina, tokių ofisų nėra daug. Ir tai vėl automatiškai mus priversų tada galvoti, judėti kažkur kitur, ieškoti nuomos, kraustytis, papildomų problemų ir taip toliau. Taip kad mes tą didžiąją dalį iš tų problemų nusikrovėm, perdavė visą šitą logistiką Vietrail. Tai va, tas yra toks didysis ir aš net nežinau, ar mums tai pavyktų tada taip augti ir taip sakant, be rūpesčių judėti priekį. Gintautai, jūs stebukladariai, 50% augimas, tai čia gražūs skaičiai. Tai iš tikrųjų vienas iš to trečiųjų šalių logistikų privalumų, ką mes darom, tai yra tai, kad klientas jis gali ramiai augti ir jam nereikia kas metus ieškoti papildomo 100, 200, 100 ir 500 kvadratų, nes šalia nebus, tu turėsi kraustytis ir tada galvos skausmas. Ir netgi jeigu pavyksta rasti tą didesnį plotą, tai ką reiškia, kad tuo metu, kai tu atsikraustai, tu vis tiek turėsi paimti dar su rezervu ir mokėti papildomai to, ko nenaudosi. Šiuo atveju pas mus klientai moka tik tai tiek, kiek naudoja. Ir čia yra mūsų galvos skausmas, kaip suplanuoti, kaip bendradarbiauti su klientu, dalintis planais, kad mes turėtume visą laiką pakankamai ploto, bet tuo pačiu užkrovimas būtų 90%, nes, vėlgi, tuščia vieta ir mums negeneruoja pinigų. Tai čia daug yra planavimo. Ar keičiasi lūkesčiai įmonės laikui bėgant? Jie auga, jie kaip stabilus? Jo, aš taip galvoju, netgi galvoju,
iš kai kurių naujesnių klientų gaunu tokius skambučius, kad čia mes nesuplanavom, atvešim papildomai 50 palečių, nu, ten porą fūrų, man atrodo, ir tu skambinai kažkada. Taip, ir aš dabar, man šypsena kelia, nes klientai, kurie dirba pas mumis 10 metų, vat buvo pernai, na, vat 10 kartų didesnius pirkimus neplanuotus padaro ir mes apie tai net nesužinom, nes jie jau taip pasitikė mumis, kad ką duosi, tą suvalgys. Ir toks būna, palauk, kodėl mes netalpam, tai čia va vienas klientas turėjo projektą, 500 papildomų palečių. Tai jau net nebeklausia, tai to bendradarbiavimo vis tiek reikia ir išlaikyti tą susikalbėjimą. Bet iš tikrųjų mes turim mastą, dirba įmonė virš 200 žmonių, vien Lietuvoje mes turim, kiek čia dabar galvoju, apie 40 000 kvadratų. Ir mes galim per tą mastą suvaldyti 100 klientų skirtingus lūkesčius. Prieš Kalėdas mes netgi sandėliuojam pas savo kolegas konkurentus, kurie galbūt neišnaudoja efektyviai ploto, tam, kad vis tiek tą galvos skausmą nuo kliento nuimti. Tai dėl 50 palečių galima neskambinti. Jo, mes čia kaip tik neseniai kalbėjom, kad gali būti apie 30, gal 35 kokios atsiras daugiau. Bet sakė, čia nebus problemų. Taip, kalbėti visą laiką reikia, bet sakau, tai yra mūsų darbas. Žvilgsnis šiek tiek į ateitį, kadangi jau link pabaigos einame. Andriau, jūsų patarimas įmonėms, kurios galbūt dabar svarsto būtent pereiti prie 3PL modelio, ieškotis išorės partnerio logistikos srityje, kokie būtų akcentai ir patarimai? Sakyčiau, visų pirma, reikia labai gerai pagalvoti, kaip mes turėjom tą kolegą iš Estijos, kuris jau keletą sandėlių pervedė į 3PL sprendimus. Tai jisai turėjo pasiruošęs tikrai daug klausimų, logiškų ir su įverčiais, kokie bus atsakymai iš paslaugų tiekėjo. Tai ar, pavyzdžiui, tą ERP sistemą jūs galėsime sujungti, mes naudojam direkto, tarkim, estišką sistemą, tai ar mes galėsim sujungti tas ERP sistemas. Ar mes galėsime plėstis, jeigu atsiras poreikis padvigubinti sandėlį. Yra tokie klausimai, kur aš gal irgi net neįsivaizduočiau, bet jie, kaip reiškės, tai grupės visos mūsų savininkai, jie supranta, žino ir tą mato į ateitį. Tai va tą reikia pasiruošti, įsivertinti. Matyti, aišku, gal taip logiškai pamąsčius, kaip jūsų įmonė atrodys po 2, 3 ar 5 metų. Ar tai reikės daugiau vadybininkų, ar reikės daugiau prekių sandėlyje, ar reikės į kurią kryptį jūs investuojate. Tai va čia tas irgi labai svarbus momentas ir priklausomai nuo to rinkti savo partnerį ir žiūrėti, kas yra svarbiausia. Tai sakyčiau, mes pamatėm, kad mums tiko labiausiai Vietrėl. Ir kaip jūs galvojate, tolesnis bendradarbiavimas su Gintautu vyks? Lūkesčiai tik augs, kaip galvojate? Nes vis dėlto kai apimtis auga, tai atsiranda daugiau reikalų, daugiau kampų, tiesa? Taip. Ir iš tikrųjų, tarkim, čia yra įkrovimo stotelės, elektromobilių įkrovimo stotelės, kuriam reikia papildomų procesų, tokių kaip serijinis numeris, apskaitimas, skirimas centrinio sandėlio nuo bendro Lietuvos sandėlio ir taip toliau. Mes visą šitą išsprendėm. Faktiškai per 2-3 savaitės susidėliojom užduotis, pasikalbėjom su jais, jie pasakė galimybės ir galų gale mes turim sprendimą. Ir turim sprendimą ne tik Lietuvai, bet ir visoms šalims, kur yra Morekai, jie žino, kaip mes tą padarėm ir tai veikia. Tai faktiškai aš manau, kad tiesiog teisingai sudėliojus, suformulavus ir pasikalbėjus su IT specialistais, tokius klausimus galim spręsti. Gintautai, jūsų palinkėjimas toms įmonėms, tiems verslams, kurie galbūt tikrai šiandien išgirs ir iškels savo klausimą, gal iš tiesų mes irgi norim 50% auginti savo įmonės veiklą. Tai tikrai, jeigu išgirs ir kils minčių, kils abejonių, ar čia mes tikrai geriausiai darom ir tai yra geriausia verslo praktika, tai tiesiog norim mes pasikalbėti ir padiskutuoti tais klausimais. Ir kartais iš tikrųjų yra situacijų, kur verslas neatsietas nuo logistikos ir geriau turėti vienokį sprendimą. Ir ne visiems mes klientams sakom, kad jo, tikrai mes esam geriausias sprendimas. Bet padiskutuoti, praeiti tas lenteles, kriterijus, pasižiūrėti 5 metus į priekį, padiskutuoti, o kaip mes galim transformuoti kartu verslą per kažkokį ilgesnį laikotarpį, tai tiesiog manau, kad šiek tiek tas baimės priparkuoti, nes geriau įsivertinti ir priimti kažkokį sprendimą, negu tiesiog jo vengti.
Ir tikriausiai mes grįžtame prie mūsų pokalbio pradžios, kai sakėme, kad kiekvienas turi daryti tai, ką geriausiai moka daryti. Taip? Tikrai taip. Jūs sandėliuoti, jūs verslą Mes parduodam, Kągi, noriu dėkoti už pokalbį. Andriau, Gintautai, tikrai daug naudingos mano informacijos pasidalinot, savo patirties, istorija tikrai įkvepianti ir, manau, bus pavyzdžių kitoms įmonėms, kurios nori augti 50%, tai ir svarsto optimizuoti savo veiklą ir logistiką. Dėkui Jums labai. Ačiū labai. Ačiū.